Sveiki, šiandien norime Jums pristatyti daugiafunkcinį užsakymų rinktuvą Noblelift OPH01E, kuris žmogų pakelia į 3 metrų aukštį, tuomet darbinis aukštis yra 5 metrai. Pats įrenginys yra labai žemas ir itin kompaktiškas, todėl puikiai tiks dirbti siaurose pravažiavimuose ir lengvai gali būti transportuojamas tarp skirtingų patalpų, kur yra žemos durys. OPH serijos užsakymų rinktuvai yra daugiafunkciniai įrenginiai. Jie skirti ne tik atrinkti prekes tam tikrame aukštyje, bet ir puikiai tinka paprastiems ūkio darbams atlikti, kad ir pakeisti sudegusias lemputes. Bet pagrindinė šio įrenginio paskirtis yra atrinkti prekes iš 2 ar 3 stelažo aukštų. Kad tai būtų paprasta padaryti, rinktuvas turi prekių atrinkimo aikštelę, kuri atlaiko iki 100 kg krovinius ir gali pakilti ar nusileisti 40 cm tam, kad būtų išlaikyta patogi ir saugi operatoriaus darbinė padėtis. O taip pat pasikrovus prekių ir nusileidus aikšteliai yra užtikrinamas geras matomumas. Apatinė aikštelė skirta prekiams iki 150 kg. Geram matomumui užtikrinti OPH serijos rinktuvai turi ir gerą apšvietimo sistemą. Kad būtų galima atlikti darbus esant bet kokiam apšvietimui, rinktuvas turi ir šoninės lempas, kurios yra labai svarbios privažiavus prie stelažų ar lentynų. O priekinės lempos apšviečia darbinį koridorių, važiuojant ar artėjant prie stelažų. Darbuotojų saugumas yra pats svarbiausias Noblelift užsakymų rinktuvo akcentas. Rinktuvas turi automatiškai užsidarančias duris, bet didžiausią saugumo jausmą operatoriai suteikia ypač tvirta aliumininė stiebo konstrukcija ir žemas rinktuvo masės centras. Todėl operatorius jaučiasi stabiliai. Stabilumą priduoda ir proporcinis kėlimo valdymas ir automatinis greičio ribojimas. Pats operatorius nusprendžia, kokiu greičiu jis nori kilti ar leistis. O priklausomai nuo darbinio aukščio, rinktuvo valdymo sistema parenka didžiausią leistiną saugų greitį. Ir galiausiai važiuokliai paminkštinti yra naudojamos guminės pagalvės, kurios amortizuoja nedidelius grindų nelygumus. Saugumas yra kertinis aspektas valdant rinktuvą. Displejus rodo rato padėtį, uždarytos apsauginės durelės ar ne, įsigipęs operatoriaus abiejomis rankomis į rankenas ar ne. Pakilimo aikštelę galima valdyti paprastai paspaudžiant jos valdymo jungiklį. Rankenose yra operatoriaus buvimo mygtukai, todėl norint tiek važiuoti, tiek kilti galima tik įsikibus abiejomis rankomis į rankenas ir nuspaudus buvimo mygtukus. Tiesa, vienu metu galima tiek kilti, tiek važiuoti. Pagalvota ir aplinkinių žmonių saugumą. Be darbinių lempų rinktuvas turi mėlynos spalvos indikacinį priekinį žibintą, oranžinės spalvos švyturėlį ir galinius įspėjamuosius taip pat oranžinius žibintus bei garsinį signalą, kuris sudirba nuo bet kokio rinktuvo judesio. Šis konkretus modelis yra komplektuojamas su ličio baterija ir galingu įkrovikliu, kuris leidžia bateriją pilnai pakrauti per 2 valandas. Tad jeigu ir jūs susidarite su būtinybė atrinkti smulkias prekes iš lentynų ar stelažų, ar tiesiog reikia nedidelio žmogaus keltuvo ūkio darbams, Noblelift OPH serijos užsakymų rinktuvas tam puikiai pasitarnaus.